Matydamas šiandieninę darbotvarkę ir esu labai nustebęs, kad vis tik tais neatsirado vietos iškviesti atsakingas institucijos, kurios šiandien galėtų atsakyti į klausimą socialiniuose tinkluose ir žiniasklaidoje pasklidusiai informacijai apie vaiko paėmimo procedūrą iš vaiko mamos. Todėl, naudodamasis progą, frakcijos vardu norėčiau paprašyti šį klausimą įtraukti ir skubos tvarka iškviesti vaiko teisių kontrolierę Editą Žiobienę, taip pat vaiko teisių tarnybos vadovę Ilmą Skuodienę. Noriu Jūs informuoti, kad apie šitą situaciją jau buvau girdėjęs prieš metus laiko, buvau susitikęs su mama ir būtent manau, kad tą kartą kreipiausi į kontrolierę, ji žinojo situaciją ir šiandien mes priėjome, kaip sakyti, prie tokių dalykų, nuo kurių pašiurpusi visuomenė, mes gauname aibės laiškų ir manau neeilinis atvejis yra, dėl kurio turėtume išklausyti atsakingų institucijų vadovių ir užduoti jiems klausimus. Taip pat labai tikiuosi, kad mes nebaksnosime į statuto nuostatas ar kažkuriuos tai kitus teisės aktus ir netidėliosime šio klausimo, nes klausimas išties labai rimtas ir reikalaujantis labai greitų veiksmų. Tad prašau teikti Seimui balsavimui. Ačiū. Aidas Gedvilas prašė kviesti dviejų institucijų vadovės, atstovės. Aš tikrai nebaksnoju statutą, tiesiog kolegom primenu, kad turėtų būti raštiškas kreipimasis 1/10 Seimo narių dėl ypatingos svarbos klausimų. Toks atvejis yra aprašytas statute, tai yra išties ypatingos svarbos klausimas ir tuomet iki tos dienos darbotvarkė tokia diskusija iki 30 minučių bus traukiama. Taip, prašau, Aidas Gedvilas. Gerbiama pirmininkė, man kelia nuostaba. Iš tikrųjų, tą, ką aš pasakiau, tai turėjo spręsti valdyba ir reaguoti į esamą situaciją. Todėl manau, kad Kokia valdyba? Seimo valdyba, kuri aptarinėja ir tvirtina darbotvarkę. Seniūnų sueiga jūs turite. Seniūnų sueiga, taip. Reikalauja balsuoti, balsuokime. Kas pritarėte darbotvarkei, balsuojate už, kas manote kitaip, balsuojate kitaip. Užsiregistravo 126, balsavo 123, už 79, prieš 5 susilaikė 39, darbotvarkei pritarta.